Rugpjūčio 3. Atsiskirkite nuo šio krašto tautų. Ezdro knyga 10 skyrius 11 eilutė. Kažkas yra gerai pasakęs, krikščionis pasaulyje yra tarsi laivas vandenyne. Laivas yra saugus vandenyne tol, kol vandenynas nepatenka į laivo vidų. Vienas iš didžiausių apsunkinimų dabartiniai krikščionybei yra tai, kad pas save įsileidžia pašalinius ir svetimus, šio krašto tautas ir pripažįsta juos esant krikščionimis. Tai daro žalą ir kenkia ne tik krikščionims, nes mažina jų elgesio standartus, nes vidutiniško lygio elgesys tampa norma, bet kenkia taip pat ir svetimiems, nes daugelis jų tiki, jog jie yra visiškai saugus ir nebereikia jiems jokio atsivertimo, kadangi, žiūrint išoriškai, jie užsitarnauja pagarbos ir, galbūt dažnai dalyvauja viešose pamaldose. Dievo žmonės yra šventa tauta, atskirta nuo visų kitų Dievo tarnystei. Jų tikėjimas, dvasia, viltis ir tikslai skiriasi nuo tų, kokius turi natūralus žmogus. Šios dvi klasės yra tokios skirtingos, kad visoks bandymas nustatyti tarp jų draugiškus ryšius taptų jiems skausmingas ir pražūtingas. Tokia draugystė ypač būtų nenaudinga Dievo žmonėms. Abiejų klasių geroviai užtikrinti, atskyrimas viena nuo kitos yra būtinas, todėl turime įspėjimą, išeikite iš jo mano žmonės. O kai šis atskyrimas įvyksta, ištikimieji dar labiau suartėja su Viešpačiu ir vieni su kitais. Klausimai: ar šią savaitę apsivaliau nuo blogų žmonių ir blogų daiktų įtakos? Kaip, kodėl, kokios buvo pasekmės? Atsiskirkite nuo šio krašto tautų. Ezdro knyga 10 skyrius 11 eilutė.